Liepos 26. Nugalėtojui duosiu baltą akmenėlį ir ant akmenėlio užrašytą naują vardą, kurio niekas nežino, tik gavėjas. Apreiškimo knyga 2 skyrius 17 eilutė. Visi nugalėtojai turi būti išbandomi, ar yra pasiruošę aukoti tai, ką turi, viešpačiui. Ar jie norės, jei bus būtina, aukoti meilę, draugystę ir palankumą kiekvieno kito asmens, norėdami išsaugoti viešpaties meilę ir malonę. Tikime, kad šis kiekvienos dienos išbandymas yra kaskart vis arčiau pasišventusių Dievo žmonių, todėl būtų gerai kiekvienam iš mūsų atsiminti, kad tai yra vienas iš mūsų mėginančių elementų, ir tai žinodami, nukreipkime savo mintis į dvasinius dalykus, marindami ir slopindami kiekvieną polinkį į žemiškus asmenis ar dalykus, kurie norėtų lenktyniauti su mūsų viešpačiu mūsų jausmuose, tarnyboje ir taip toliau. Nugalėtojų yra tas, kuris nugali nuodėmę, klaidą, savanaudiškumą ir pasaulietiškumą. Šie dalykai yra nuo šėtono, pasaulio ir kūno. Tokie nugalėtojai taps gyvais akmenėliais Dievo šventykloje ir gaus dievišką prigimtį. Tokią puikią prigimtį, jog niekas, išskyrus pačius gavėjus, negalės jo suprasti ir įvertinti. Klausimai: ar šią savaitę nugalėjau? Kokioje reikšmėje? Su kokiomis pasekmėmis? Nugalėtojui duosiu baltą akmenėlį ir ant akmenėlio užrašytą naują vardą, kurio niekas nežino, tik gavėjas. Apreiškimo knyga 2 skyrius 17 eilutė.